tas metalas labai retai kada sukelia alerginės reakcijas, sakyčiau, tai yra 0,0%. Ir titano implantai turi ilgiausią istoriją. Kaip yra medicinoje? Mes žinome tai, kiek patirties galėjome stebėti. Tai kalbant apie dantų implantus, titaniniai dantų implantai turi pačią ilgiausią istoriją. Šiandien dienai jau ieškant inovatyvių būdų, ieškant sprendimų situacijoms, kurios yra išskirtinės, rinkoje jau atsiranda cirkonio implantai. Cirkonio implantai turi trumpesnę gyvavimo istoriją, bet tai taipogi jau išbandytas ir patikimas implantas, kurį chirurgai dažniausiai renkasi tada, kada titano implantas yra netinkamas. Pavyzdžiui, labai plonas kaulas, labai plona dantena, galbūt tai yra estetinė priekinė zona, kuomet gali būti tikimybė, jog titano, kadangi tai yra spalva pilka, implantas gali persišviesti, bet tai yra labai retas atvejis. 99% visų implantacijų mūsų klinikos yra atliekama ir pasirenkama kartu pasitarus su pacientu būtent titano implantai.